Tau yra buvę, kad kaime tavo kokia nors babytė sėdi prie to, kaip tas gyvūnas, kur išsiškų pienas, juokauju, karvė, žinojau. Sėdi karvė, tas bibiustos tampa. Ir ten jie malafė eina tą savo visą huinę į bidoną, kibirį. Tas garsas, kol tuščias. Tik iš šiaus įsistoja. Sėdi ir dročina tas špagas. A tu mažiukas dar, tau 3 metukai. Tave tu kaip vinipukas su tokiu džemperiu, kur per trumpas, a papa čia nieko. Nu, ten išskyrus genitalės mažytas. Ir basikom, aišku, nes labai sveika, bet kojytė mažiukų. Mažiau alergijų. Borožės įkanda, nuo karpo gerai. Ir netaip šunta kojas, kaip basis po pėva. Ir tu stovi prie tos babytės. Ir tu privaro, tu tos... Pieno, tau iš kibiro, į tokį šlainikėlį. Per marliuką. Per marliuką. Krašuliai, kad liktų ant marliuko. Taip, ir kad nepatektų per marliuką visokius trichineliozę, lektomija, leukomija, mūsės. Ir duoda tau tą. Ir sako tau, o gars vaik, tu iš Žemaitijos kilęs? Na, turbūt. Sako, vaiks reik. Vaks, kriok. Na, kriok. A tu nichuja nekrieki. Tu šis, tu, blėd, kalbėt nemokai, tik kriok. Nu, tai, okei, bet nekrieki. Ir gerks, pein, skan, syr, vitamino. Ir tu tą peną geri, a čia jau tavo kokį 20 stopkę iki pietų. Šliaukami. Ir tos karvės jau ten jau net tas debilas galvijas. Mato, kad šitam keturkojom cilvēką draugui, karvės draugui, jau hujovai. Ir karvė jaučia, kad tu esi dar mažiukas, kad tu žmonių viršiukas. Taip, jos šitą labai jaučia. Ir jai gaila, jinai taip stovi ir atsišuka, kaip būna... Spyrė bubai. Ne. Ir kaip būna karvė atsišuka, tai kaip būna filmuose, kur boba pysasi ir jinai atsišuka pažiūrėti, kas ją pysa. Ir daro tokį veidą. Ir karvė tai su gailėšiu. Tau šliauka ir karvė iš solidarumo. Blynas savo, tieška. A tavo baba sako, lodo karvė, už patryt paleido. Ir tada karvė tokie... Pliauškė. Ne pliauškė, ten tazerį karvėms. Karvė, blėt, kad apsisfakaintų. Ir vėl tos bibius karvė tas sit, blėt, tas balafeika, vėl ten kiek. Tu ten išsivėmė, jau pasičiukinai biškį. Jinai kaimo žmogus, jinai žino, kaip gyvinti vietoj našaturno spirtų, vietoj to maniako smarvės. Jinai tau atsisėdo, ir tu iš karto atsigavai. Atsipurtai visas, net bitės, kurios rinko medutino, tu kryžiažolių. Tos išskridė. Tos į tokius spiečius pradėjo šaukti miško žvėris. Ženklą tokį padarė iš debesėlį, ne? Batmano, visas. Tave gelbėtų miško žvėris. Ir tom tarpu ir padarė tą ženklą ir nuskrido į... Pietus. Ne, į šitą, į... Kaip ta, kur Baranauskas aprašė? Šilelį. Taip. Šalia šilelės. Ten tarp tokių pamestų unitazų, padangų, baublių gyvena ir žvėriuškus. Žvėriuškus, kaip rašė man rusų kalbos mokytojai, kad man pagrindė. Srūba. Ir jinai tau įpila vėl iš tos karvės, tos malafijos. Vėlgi. Ir vėlgi, šitą 21. Man čia jau iškart šliauka. Tau šliauka, bet tu vis tiek irgi šliauka numatį, karvė iš solidarumo blyną, jinai vėl karvė tazerį, karvė vėl peną duoda. Tom tarpu miškelį vyksta miško konsiliumas. Ką daryti su berniuku? Laukiniai žvėris. Lokys, aišku, vada... Liūtas karalius. Liūto nėra Lietuvai. Nu, bet miška, ko to miška? Šakalas, miška jo. Šakal, gal. Ir vilpišis. Žinai, kas yra vilpišis? Laukinė katė. Tokia pat katė, tik dar biški didesnė ir dar biški durnesnis spėjau. Ir anginą neišpjauti. Nu, taip. Tai mišką niekam neišpjauti. Nu, tai taip. Vilkas. Ir žvėris pamiršo savo buvusius
barnius, vaidus. Nes nori tą vieną berniuką. Jo, nes supranta, kad berniukas yra patekęs į belidžerintų senės pinklį. jo giminės, kad jis, nėra draugas miškui. Jis yra Mauglis. Bet jis yra Mauglis. Lietuviškas Mauglis. Ir Vilpišius, kuris iš karto apsijina, būt tą bagyrą nevybėn. Sako, aš jį pavoksiu. Ja, Vilkas sako, kas tu čia galvoji, kad tu čia blėt bagyrą? A jis sako... Ramiai Vilkas. Kišk uodegą į eketį ir pažvėjok. Pažvėjok, Vilkė, blėt. Ir tada Vilkas jau norėjo pysti jam per snukį, bet miškas sako, heva. Nesipykim. Mažas žmonių vaikutis. Padarė didelį žingsnį. Ne tavo sakė. Jau bičių pranešimo, bitės pranešė, kad jis jau 21 kartą išvėmė tos karvės, tą visą varėvo, tą būzą. Pieną. Ir sako, mes pamirškime mes baidus. Ir šitągi, apokas. Labai protingai. Ir tada Vilkas sako, meškai, blėt, aš suprantu, kad tu čia žvėrių karalius, nes nėra liūto, tai tu iš karto verchas. Bet sako, mes gal paklauskim protingiausio žvėrės šito. Apok, pelėdus. Lokys buvo pasiruošęs tam Vilko gudriam ėjimui. Sako, kad tavo žiniai Vilka. Čia yra tiesiog nusistovėjusi banali miesto legenda. Pagal faktą, pelėdų smegenys yra mažesnis negu jos akis. Negu pelės smegenys. Ir pelėda, kadangi durnatai, jinai net žvėrių kalbos nemoka. Tai jis tiesiog daro protingą veidą, kur Dievas jai padovanoja tik tą postčią ir deminoro turėti. Ir Vilkas sako, gerai, Lokys sako, kaip pats sakai pirmai, pamirškim vaidus. Išgelbėkim mažiuką Mauglį, kuris pateko į belaisvę pas piktą žmonių senę, kurį dar ir karvę augina. Ir iš karvės padarė karvėje aborciką, kad jį duotų pieną. O čia pribėga Zuikis. Sako, aš suprantu, kad aš esu miskras pizdėjus, bet aš galiu atlikti skauto vaidmenį. Aš galiu nueiti paskautinti teritoriją, rekognosuoti. Ne faktas, kad grįšiu. Jisai tik sąžininkas. Lokys sako, mes žinom, kad ne faktas, kad grįši, bet jeigu grįši, tai būtų labai neblogai. Zuikis striks. Nu ir sibals. Jis jau užsimiršta. Jo, jie pamiršta. Jis pradėjo mėtyti pėdas ir užsimiršta. Pasiklydo tam. Tada ir jie taip pasidėjo, Lokys sako, jis turėjo tokis saulės laikrodį. Ir turėjo tokį kuratorišį laikrodį. Tik ten vietoj smėlio, žinai, kas buvo? Šitas, ne tabakas, o parak. Džiuvinti šūdai. Ir mišką atvertė, sako, aš net nelauksiu, kol subirės. Aš žinau, kad Zuikis negrįš. Ar turim tikrų vyrų čia? Lapė kelią. Sako, tu, sliuko, tu, milaigė. A Vilkas Lapė viškį myli. Sako, žiūrėk. Duokime šansą. Bet to nepamirš, kad aš jai padedu ūkyje. Ir jinai man ūkyje padeda. Mišką net biškį susigėdo, nes pati mišką tai irgi pysa kažkokį, blėt, ten miško, ten kažkokį elnį, bambi, blėt, nepilnametį, blėt. Mišką tai, blėt, pedofilija. Gilų gyvulys. Ir Lapė tada davė tokį užduotį, sako, žiūrėk, eik šito pagal Zuikio pėdas, bet toje vietoje, kur pamatysi, kad jis pradeda jas mėti, tai nekreip dėmesio, eik toliau. Ir sako, turėtum patekti į tą jau teritoriją, kur senė su karve gyvena. Ir kankina vaiką. Tugi tuo tarpu ten 36 stopkį išgėrė. Temperatūra jau pakyla. Viskas. Tada Lapė liok, tačiau prie pat jau ten tos pėdelės,